Aišku, jeigu jau mes kalbėsim apie niaciną, tai vėlgi jo poveikis tikrai yra labai platus. Mes žinome, kad vėlgi iš niacino pas mus gaminasi būtent minėta molekulė NAT+, kuri yra vienas pagrindinių kofermentų kiekvienai ląstelei, jinai yra atsakinga už gyvybingumą, funkcionavimą ląstelės. Ir mes taip pat žinom, kad su amžiumi šio kofermento mažėja ir mes privalome pasirūpinti atsargomis būtent pačių niacino, nors būtent tų pagrindinių statybinių medžiagų, kurios reikalingos, kad NAT+ gamintųsi. Taip? Vėlgi, taip pat dar vienas dalykas, taip pat tų pačių receptorių tam niacinui yra pas mus ir imuninės sistemos, imuniniai pačioje sistemoje, taip pat ir riebaliniame audinyje yra niacino receptorių, čia mes galim kalbėti apie visiems žmonėms tikriausiai džiaugsmą suteikiantį poveikį, tai riebalus deginantį poveikį, pavadinkime taip. Ir čia niacinas taip pat gali būti naudingas ir yra tam tikrų rekomendacijų, kad tos didesnės dozės niacino gali padėti mažinti riebalinį audinį. Yra tik ta neigiamoji pusė, kad būtent tie receptoriai, kurie yra odoje, gali tokį perteklinį karščio pojūtį, sukelti vazodilataciją. Taip, kas nelabai patinka žmonėms, todėl galbūt iš praktikinės pusės kasdieniam vartojimui, ypač dienos metu, nėra labai praktiškas papildas. Todėl vėlgi, taip, jis tikrai yra labai naudingas, bet vėlgi kalbant net apie patį niaciną, jeigu žmogaus mityba yra pilnavertė arba jis vėlgi neturi gretutinių ligų, dėl ko įsisavinimas B grupės vitaminų galėtų nukentėti, aš manau, kad nors daliai žmonių tikrai nerimauti dėl niacino stokos nereikėtų. Tikrai nereikėtų. Bet jeigu mes vėlgi paimsime tam tikras rizikos grupės, jeigu kalbėsim apie kam galbūt nereikėtų vartoti perteklinai niacino, tai mes galim galbūt, aišku, labiausiai paminėti ir onkologinius pacientus, kur niacinas gali būti arba draugas, arba priešas. NAD molekulė irgi gali būti arba draugas, arba priešas, todėl vėlgi žaisti su papildais, kurie yra nerekomenduojami arba nepasitarus su gydančių gydytojų, tikrai asmeniškai nerekomenduoju.